Žinot, aš tikrai galiu pasakyti, kad trikampis daro stebuklus. Netgi po naudojimo, kada jau tuščia dėžutė, žiūrėkit, kaip elegantiškai galima atvisinti savo kūną. Tikrai tai yra labai naudinga. Žinot, aš šiandien noriu pakalbėti labai rimtą temą. Dažniausiai aš kalbu žaismingą, labai mėgstu parodyti kažkokią žaidimą, parodyti kažkokią žaisliuką, o šiandien tema bus labai rimta. Ir aš jums galiu pasakyti, gal jūs ir nusiminsit, kad mes visi senstam. Ir žinokit, ir mirsim. Čia yra vienintelis dalykas, kuris tikrai nieko neaplenks. Tikrai nesenėjimą, nemirtis. Tik tai klausimas, kada ir kokia bus kokybė. Tai va, šiandien aš noriu papasakot, gal jūs ir patys labai daug žinot, bet noriu papasakot iš tikrųjų, kas tai yra senėjimas. Kad paskui jūs suprastum, kad neužtenka pailsėti prie ežero, neužtenka užeiti į vaistinę, prisipirkti keletą kažkokių ingredientų, kažkokių vitaminų, kadangi senėjimas tai yra sisteminė liga. Tai yra liga. Iš tikrųjų tai yra liga. O kadangi tai yra sisteminė liga, tai sistema turi koreguotis sistemai. Tam pas mus išleistas sisteminės sistema, kuri veikia, žiūrėkit, viso pirmiausia, kalandardas veikia mūsų virškinimo sistemą, veikia sunrise dienos metu ir veikia nakties metu. Labai paprasta viskas. Ta prasme, senstam mes visą parą, tai reiškia, kad veikimas, atstatinėjimas turi būti irgi visą parą. Kaip vakar pasakė viena mano клиенте и pasakė, Наташа, ты знаешь, мы не только стареем ночью, но мы еще и гнием. Taip nemalonu buvo, bet paskui aš supratau tą esmę. Kas tai yra puvimas? Naktį mes pūnam. Nemalona, ne? Bet bus ir gerų naujienų, žinot. Aš jums dabar papasakosiu, kas tai yra organizmo senėjimas. Tai yra labai sudėtingas ir daugiafunkcinis procesas, kuris apima labai daug visokių biologinių mechanizmų. Ir pagrindiniai senėjimo mechanizmai yra, paklausykit, DNR pažeidimų kaupimas. Su amžium didėja DNR pažeidimų skaičius, kuris sukelia įvairius veiksnius, tokios kaip ultravioletiniai spinduliai, cheminės medžiagos ir klaidos DNR replikacijos metu. Ląstelės gali taisyti pažeidimus, tačiau su amžiumi šių mechanizmų efektyvumas tikrai mažėjo. Ir nesvarbu, kaip jūs atstatinėjat savo organizmą, ar einat pasivaikščioti į mišką, arba gulit prie ežero, vis tiek tai vyksta. Tai be abejo, tai sukelia mutacijai pažeidimų kaupimas. Sekantis mechanizmas tai yra telomerų sutrumpėjimas. Telomerai tai yra tokie chromosomai, nesvarbu, jūs galite ir nežinot, tiesiog aš trumpai paaiškinsiu, kurie turi tokius ūsiukus, galūnės tokios, kurie apsaugo DNR nuo degradacijos. Degradacija, jūs suprantat, kas tai yra. Kiekvieno ląstelės dalymosi metu telomerai tampa trumpesni. Ta prasme, kad pas mažą vaiką telomeras ilgas, par seną žmogų jau trumpas. Tai ta prasme, kad ta apsauga vis mažėja ir mažėja. Kai tampa per trumpi, ląstelė nustoja dalytis ir pereina į senėjimą ir
apoptozė. Apoptozė tai yra programuotos ląstelių mirtis, mūsų mirtis. Sveikinam. Toliau, kas vyksta organizme. Galbūt biški sudėtinga, bet vis tiek jūs privalot tai išgirsti. Epigenetiniai pokyčiai. Epigenetiniai pokyčiai yra modifikacijos reguliuojančios genų aktyvumą. Nu, čia nieko jums nesako, bet tie pokyčiai gali pakeisti DNR sekos. Su amžiumi vyksta tokie pokyčiai, kurie gali paveikti ekspresiją ir pridėti prie senėjimo. Toliau eina oksidacinis stresas. Nu, apie oksidacinį stresą turbūt visi jūs girdėjot. Jisai atsiranda dėl laisvųjų radikalų perteklių, nestabilių molekulų, kurie pažeidžia ląsteles. Organizmo antioksidacinė sistemos padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, tačiau su amžiumi jo efektyvumas mažėja. Ir tai sukelia ląstelių pažeidimus. Toliau, mitochondrijų disfunkcijas. Jūs suprantat, kokie organizme pokyčiai pas mus su amžiumi prasideda. Ir tai prasideda ne nuo 70 metų brangiai, o nuo 35. Tai va, mitochondrijų disfunkcija. Mitochondrijos yra organėlis gaminančias energiją ląstelėse. Su amžiumi jų funkcija blogėja ir tą lemia energijos gamybos sumažėjimą ir laisvų radikalų gamybos padidėjimą. Tas savo ruožtu sustiprina oksidacinį stresą. Stipru pasakyta labai. Toliau, kamieninių ląstelių aktyvumo sumažėjimą. Jūs turbūt girdėjot, kad yra kamieninės ląstelės. Kamieninės ląstelės gali savarankiškai atsinaujinti ir diferencijuotis į įvairius ląstelių tipus. Su amžiumi jų aktyvumas mažėja ir tai riboja audinių gebėjimą regeneruotis ir atsinaujinti. Toliau, pažeistų baltymųjų ląstelių komponentų kaupimas. Su amžiumi didėja pažeistų ir neteisinga sulankstytų baltymų kaupimas, šiukšlės, kurie gali sutrikdyti ląstelių funkciją. Tai susiję su mažėjusiu ląstelių valymo sistemų, tokių kaip procesamos ir autofagija. Prisiminkit šitą žodį autofagija, aš paskui paaiškinsiu jums, kas tai yra. Čia yra mylimiausia tema mano. Sisteminis uždegimas, tai yra irgi visi mūsų lėtinės lygos, senėjimo uždegimai, tai yra prasideda nuo ilgalaikio streso, infekcijų ir kitų pažeidimų poveikių ir tai lemia nuolatinį imuninės sistemos aktyvaciją į audinių pažeidimus. Baisu. Taip, ląstelių senėjimas gali pereiti į senėjimo būseną, kurioje jos nustoja dalytis, bet nemiršta. Šios senstančios ląstelės gali išskirti kenksmingas medžiagos, kuri sukelia uždegimą ir pažeidžia aplinkinius audinius. Irgi baisu. Hormonų disbalansas. Su amžiumi keičiasi hormonų, tokių kaip estragenas, testosteronas, augimo hormonas ir kiti lygis. Tai gali paveikti įvairius fiziologinius procesus ir prisidėti prie senėjimo. Visi šie mechanizmai sąveikiauja tarpusavy ir sudaro sudėtingą procesų tinklą. Ta prasme, kad čia yra procesas, tai yra sistema. Ir sistemai reikia padėti mūsų sistemai. Ir reikia suprasti, kad mes niekur nedingsim, mes pasensim. Ir reikia šiandien jau pagalvoti apie tai, kokią kūną mes paliksim savo vaikam. Ar lengvai jam bus,
su mumis po 20 metų, pavyzdžiui, man 58, tai aš tikrai galvoju, kaip aš atrodysiu ir kokia mano sveikata bus, kada man bus kaip mano mamai 78 metai. Ir aš galvoju apie vaikus, ką jie darys su manim po 20 metų, ir aš galvoju apie savo mamą. Dėl to čia šita tema skirta absoliučiai visiems. Nesvarbu, kiek jums metų. Bet yra labai gera žinia, kadangi ląstelės sugeba atsinaujinti. Arba taip kitaip vadinasi regeneracija. Regeneracija vyksta pastoviai pas mus. Regeneracija tai yra toks procesas, kai naujas ląstelės pakeičia senas ir pažeistas. Šis procesas svarbus audinių ir organų sveikatai, bet funkcijom palaikyti. Ląstelių atsinaujinimas vyksta skirtingų greičių, priklausomai nuo audinio tipo. Yra paplitęs įsitikinimas, kad žmogaus organizmas visiškai atsinaujina kas 7-10 metų. Tačiau šis teiginys pasirodė yra ne visiškai tikslus ir reikalauja patikslinimų, nes ląstelių atsinaujinimo greitis labai skiriasi priklausomai nuo audinių ir ląstelių tipų. Tai iš karto aš galiu atsakyti į klausimą, kada jūs galėsit pamatyti kažkokią pokyčius kažkokius. Ta prasme, jūs pradėjot vartoti produktą ir klausimas, o kada aš pamatysiu, ar tas produktas veikia arba ne. Tai va, atsakymas toks. Epitelinės ląstelės, pavyzdžiui, tai mūsų oda, žarnynas atsinaujina kas kelias dienas ar savaitės. Tai aš jums galiu iškart pasakyti, po savaitės jūs jau pamatysit, kad jūsų oda tampa kitokia, maloni. Jeigu yra kažkokių pigmentinių dėmių, jūs pamatysit, kad tos dėmės pradeda kažkaip dingt nuo jūsų odos. Kraujo ląstelės atsinaujina skirtingų greičių. Eritrocitai kas 120 dienų, trombocitai kas 7 dienas, leukocitai nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Raumenų ląstelės atsinaujina lėčiau. Procesas gali užtrukti kelias mėnesius ar netgi metus. Kaulų ląstelės atsinaujina maždaug kas 10 metų. Tai reikia pagalvoti iškart apie moterišką problemą kaulų retėjimą. Tai po 10 metų. Tai reiškia, kad dabar jau reikia pagalvoti, kaip tu atrodysi, kokios būklės bus tavo kaulai. Ir tai ne iškart kaulai atsinaujina, o palaipsniui. Nervų ląstelės, kai kurios smegenų ir nervų sistemos ląstelės visai nesikeičia. Arba tai daro labai lėtai, nors kai kuriuose smegenų dalyse gali būti ribotas atsinaujinimas. Ir dėl to labai reikia pagalvoti apie tai, po 20 metų, pavyzdžiui, kaip aš turėsiu demenciją ar ne. Tai reiškia, apie tai aš dabar turiu galvoti. Ir jūs turite apie tai pagalvoti dabar. Jūs turbūt žinot, kas tai yra demencija. Taigi, organizmo atsinaujinimas yra nuolatinis ir nevienodas procesas. Nėra konkretaus laikotarpio, per kurį visas organizmo ląstelės atsinaujina vienu metu. Praktiškai kai kurios ląstelės ir audiniai atsinaujina greitai, o kiti gali likti nepakitę visą gyvenimą. Apie ką aš dabar, prie ko aš dabar vedu. Yra gera naujiena, tikrai, nors ir čia buvo tokia įžanga mano nelabai maloni. Aš jums priminiau, kad mes visi mirsim, bet mūsų kokybės, gyvenimo kokybė priklauso nuo mūsų
Ir mes nuo šiandien galim savo padėti. Galim padėti savo vaikam, kurie paskui negalvos į kokią senelio namus mus išvežti. Mes galim padėti savo tėvam, kurie jau dabar turi kažkokių senėjimų požymių. Ir ačiū Dievui, jeigu mūsų tėvai gyvena savarankiškai ir nereikia prižiūrėti ir sėdėti prie lovos. To aš jums linkiu. Ir tai visą galima padaryti su mūsų produktais, kurie nemaitina organizmą, atstatinėja organizmą. Ir žiūrėkit, kokie veiksmai įtakoja ląstelių atsinaujinimą. Tai jau gera tokia žinia jums. Aišku, kad regeneracijos greitis lėtėja. Jauniems žmonėms ląstelės atsinaujina greičiau negu seniem. Labai daug mityba daro mūsų sveikatai. Apie tai mes nekalbėsim, tai yra ne mūsų tema šiandien. Bet ką aš noriu pasakyti, jeigu mes pavartosim 3 produktus 4 mėnesius, tai yra būtiniausias ciklas. Ne 1 mėnesį, ne 2 mėnesius, ne 3, o 4. Mūsų organizmas iš naujo gali atsistatyti savo sugebėjimą paimti maistinės medžiagos ne iš buteliukus, o iš maisto. Ta prasme, kad mes būtent mūsų produktų dėka galėsim daugiau gauti savo organizmui to, ko, pavyzdžiui, kažkas negauna. Kažkas nevalgo ten kažkokių salotų, negali valgyti. Kažkas negali valgyti ten žuvies, pykina. Tai mūsų produktai daro tokį stebuklą. Toliau. Hormonai. Kai kurie hormonai, augimo hormonai, įtakoja ląstelių dalymąsi. O mūsų sistemoje, ypač jeigu kalbėt apie naktinį produktą, būtent tas veikimas ir yra. Nakties metu jūs turbūt visi žinot, mes ir pasveikt galim, vaikai auga, bet ne tai, kad auga, ne tai, kad pasveikimas eina, bet ir hormonų subalansavimas. Tai čia yra mūsų produktas. Tai hormonai tikrai padeda subalansuoti ir atsistatyti mūsų ląstelės. Fizinė veikla, tai aišku, viskas. Reikia sportuoti. Reikia sportuoti ir jeigu sėdėsit prie kompo, tai aišku, kad kažką reikia su savim daryti. Apie tai mes šiandien irgi nekalbėsim. Miegas. Vėlgi. Šitas produktas tai yra pagrindinis miego kokybės gerinimo ir mūsų gyvenimo gerinimo ir senėjimo procesų stabdymo mūsų organizmo. Miegas yra toks dalykas, kuris sugeba lėtinti ląstelių regeneracijos procesą. Taip, toksinai, stresas, genetika, čia yra visi tie dalykai, kurie gali pakeisti mūsų regeneracijos sugebėjimą atsistatyti ląstelės. Ir jeigu mes sumažinsim streso lygį, tai yra vėl tas pats. Ir aš jums paskui papasakosiu, kas čia yra, kodėl tai yra labai veiksmingas produktas. Stresas sumažinimą, toksinų ir kenksmingų medžiagų, rūkymas ir alkoholį. Tai lėtina ląstelių regeneraciją ir didina ląstelių pažeidimus.
Tai va, senos ir pažeistos ląstelės organizme paprastai pašalinamas keliais pagrindiniais būdais. Aš jums galiu pasakyti tik vieną. Jeigu mes gerai maitinsim, jeigu mes nestresuosim, jeigu mes gerai miegosim, jeigu mūsų hormonų pusiausvyra, balansas bus tinkamas, tai mes sugebėsim sustabdyti savo senėjimo procesus. Tam vėlgi padeda mūsų produktai. Tai dabar aš labai trumpai galiu pasakyti, kad su amžium įvairių medžiagų gamyba organizme mažėja, prie ko aš noriu privesti. Ir tai gali paveikti bendrą sveikatą ir savijautą. Visų pirmiausia, su amžium pas mus mažėja kolagenas. Kolagenas tai yra pagrindinis baltymas atsakingas už odos, kaulų, saugyslių ir raiščių struktūrą. Mažėja. Galima be abejo nusipirkti kolageną atskirai. Einat į vaistinę, kolagenas pigiausias kainuoja 40 eurų, pigiausias. Brangiausias, tas, kuris tikrai veikia virš 100 eurų, galima sau padėti tikrai, bet palaukit. Toliau, mažėja pas mus hialurono rūgšties. Tai yra hialurono rūgštis, kuri svarbi odos drėkinimui ir sąnarių skysčių palaikymui. Kodėl senutės, kuri turi jau daug amžius jau toks labai garbingas, visi eina taip vos dėl to, kad skysčius sąnariuose jau nebėra. Trinasi viskas skauda. Mūsų produktai irgi padės. Melatoninas. Melatoninas irgi su amžium mažėja. Yra melatoninas vaistiniai, irgi kainuoja ne kosmosą, 30-40 eurų. Galima nusipirkti. Tai hialuroną galima nusipirkti, kolageną, melatoniną, augimo hormoną galima nusipirkti, netgi yra tokie papildai, kurie labai daug ten rašo apie tai, kad čia yra augimo hormonas, kuris skatina ląstelių atsinaujinimą, regeneraciją. Testosteroną galima nusipirkti, kuris mažėjo pas mus. Mes moterys irgi turim testosteroną, estrogeną, progesteroną, viską atskirai galima nusipirkti. Koenzimai irgi Q10 mažėja su amžium. Čia yra labai didelė problema iš tikrųjų. Dėl to, kad tai yra pagrindinis fermentas, kuris gaminasi pas mūsų organizme, o mes bėgiojam į vaistinę ir švaistom tos pinigus. Perkam koenzimą Q10, kuris kainuoja 30-40 eurų. Fermentai visokie, serotoninas mažėja, lecitinas. Pažiūrėkit, kiek daug aš visokių medžiagų dabar jums išvardinu. Yra gera žinia. Visi, kas pradeda vartoti mūsų produktus, tai yra naktis, tai yra diena ir tai yra virškinimo sistemos sveikata ir atstatymas. Galima sutaupyti. Ta prasme, kad visi mūsų produktai, apie ką aš pasakiau, skatina organizmą gaminti vėl lecitiną, serotoniną, konfermentą Q10, fermentus, virškinimos fermentus, augimo hormonus, testosteronus, estrogeną, progesteroną. Girdit, ką aš sakau? Jūs jau sutaupysit krūvą pinigų, hialuroną, kolageną, melatoniną. Čia yra fantastika tiesiog. Ir kaip pavyksta tokiem,
tikliam produktam padaryti tokį veikimą mūsų organizmo. Aš galiu pasakyti, kiekvieną šitą pakuotę, jeigu perskaityt sudėtį, nuo 15 iki 20 ingredientų. Šitas produktas, virš 15. Šitas produktas irgi turi virš 15 ingredientų. Ir šitas produktas virš 15 ingredientų. Šiandien aš jums apie tai nepasakosiu. Aš noriu papasakoti jums tiesiog, kokiu būdu, dėl ko mūsų produktai tokie veiksmingi. Aš jums labai trumpai paaiškinsiu, kokie ingredientai, į ką reikia atkreipti dėmesio. Žiūrėkit. Visų pirmiausia, kas mums reikalinga, tai yra mūsų virškinimo sistemos sveikata. Dėl to, kad mūsų mikrobiomas, kuri pas mus, aš netikiu, bet taip yra, nuo 3 iki 4 kilogramų mes turim tiek kilogramų mikrobiomą, kurį reikia ir atstatinėti, ir reikia pamaitinti, ir reikia ir pagarbinti. Ta prasme, kad reikia išvalyti mūsų sistemą. Žiūrėkit, kas yra šitam produkte. Taip, aš taip padariau, žiūrėkit. 3 pagrindiniai tokie karaliai ingredientai Kalangarda. Visų pirmiausia, tai yra patentuota formulė, kuri yra visiems, pavadinimas labai visiems pažįstamas, tai yra kefir. Bet ne tas kefyras, kurį mes šaltibarščius valgom, o čia yra patentuotas produktas, kuris turi sertifikatą, kuris turi 7 štamus, ne mūsų Žemaitijos pieno kefyras, kur nieko nėra. Kada sako, tai aš gal paprastą kefyrą išgersiu, kam man tas papildas reikalingas, kibryti, ne. Kefyrą jūs tiek neišgersit. Minimum 3-4 litrus reikia gerti kiekvieną dieną. Aš nežinau, aš tai nesugebėsiu. Bet čia labai paprasta. Kalangardas turi tą ingredientą, kuris ne tik tai atstatinėja mūsų mikrobiomą, bet ir turi 28 aminų rūgštis. Apie aminų rūgščių naudą sveikatai aš nekalbėsiu, tik tai atkreipkite dėmesį, tai yra 28 rūgštis. Taip, čia yra super. Tai va, ir plus čia be abejo yra, kadangi tai yra probiotikas ir prebiotikas, be abejo čia yra B kompleksas, vitaminų B kompleksas. Toliau, Kalangardas. Kalangardas turi stebuklą. Tai buvo mano atradimas. Tai yra prancūzų laboratorijos, prancūzų kompanija užpatentuotas ingredientas. Vadinasi FitNS. Kas tai yra? Aš buvau, tikrai buvau šoke dėl to, kad čia tiek polifenolų, čia yra tiesiog skrynia kažkokia, kažkas nerealaus. Dėl to, kad aš žinau, kiek, žinot turbūt, kas tai yra polifenoliai. Pavyzdžiui, kas mėgsta raudoną vyną, visi žino, kad raudono vyno polifenolis labai gerai veikia mūsų širdies ir kraujagyslių sistemą, bet ten alkoholis tai nieko gero. Tai čia yra veikimas tas pats, tik tai ne vienas polifenolis, o visas kompleksas. Ir kiekvienas tas polifenolis arba fisicinas, kuris žiauriai daug kainuoja. Aš pirkdavo fisiciną, polifenolis, 60 eurų mėnesiui man buvo. Ir kada aš pamačiau, kad čia yra tie polifenoliai, man tai buvo iš tikrųjų šokas.
Sekantis toks labai įdomus produktas, tai yra, ne produktas, atsiprašau, ingredientas, vadinasi Synfor Gastr Tip. Nu, aš taip kažkaip neatkreipiau dėmesio, paskui galvoju, reikia paskaityti, kas tai yra. Ir vėl šokas. Čia yra tokios bakterijos, kurie gali sureguliuoti mūsų gyventojus, kurie gyvena pas mus, kas antras žmogus turi tą bakteriją. Vadinasi, heliobakterija. Heliobakterija tai yra tie bjaurybės, kurie ne tik tai gastritą gali sukelti mūsų organizme arba refliuksą, bet netgi ir taip, netgi gali skrandžio vėžį. Tai va, čia yra profilaktika nuo skrandžio vėžio. O čia yra 3 tie produktai, apie kuriuos reikia žinoti, tiesiog reikia žinoti ir jau reikia paskaičiuoti, kiek gali kainuoti šitas reikalas. Toliau einam. Čia yra pagrindinis, nuo ko reikia visada pradėti. Čia yra žarnyno ir virškinimo sistemos sveikata. Toliau, mano mylimiausias, Sunrise. Sunrise tai yra priemonė, kuri mus saugoja ir atstatinėja dienos metu. Nu, čia matosi obuoliukas, vynuogės, bet čia nėra tų ekstraktų, žinokit. Jokių obuolių ten nėra. Čia yra kamieninės ląstelės. Šveicarai užpatentavo tą atradimą nuo 2008 metų. Šveicarai sukūrė produktą, kuris vadinasi ingredientas Fitacel. Fitacel obuolių šveicariškių ir Fitacel vynuogių. Kas tai yra? Tai yra kamieninės ląstelės. Iki šiol, koks unikalumas, iki šiol, iki 2023 metų Fitacel parduodamas buvo tik tai išoriniam naudojimui. Mes, tai yra vienintelis pasaulyje dabar produktas, kuris turi Fitacel ne išorinių, o vidinių naudojimų. Ir kas tai yra? Tai yra apsauga nuo saulės viso pirmiausia ir plus mūsų grožis. Norit gerai atrodyti ir nesvarbu, kiek jums bus metų, prašau, Fitacel jums padės. Sunrise. Sekantis ingredientas Sunrise'o. Čia tas ingredientas, dėl kurio aš atėjau į šitą kampaniją. Tai yra labai toks romantiškas pavadinimas monokleido nikotinimiatas. Trumpai NMN. Tai yra ingredientas, kuris stabdo senėjimą. Aš naudojau iki Yes Global kompanijos įstojimą, jeigu taip galima pasakyti, šitą produktą. Čia originali iš to gyvenimo, iš praeito gyvenimo originali bonkutė kainuoja 60 eurų mėnesį. Pamačiau, kad čia yra NMN, pasakiau, okei, man daugiau nieko nereikia gyvenime. Jeigu čia yra, tai aš čia ir būsiu. Čia yra antisenėjimas. Toliau, koks yra čia produktas. Jūs turbūt visi žinot, kad su amžium mūsų akytės nelabai gerai mato. O paskui, kada prasideda visokių ten regeneracijos procesų, kataraktų, dar kažkokių nesąmonių, tai tada jau viskas jau pozna batinka. Tai va, šitam produktui yra 2 ingredientai. Liutegen ir zeagen. Čia yra iš sirenčių. Tai yra
ne liuteinas, kaip mes pripratom vaistiniai pirkti. Jūs vaistinė tų ingredientų nerasit. Tie ingredientai yra tik tai pas mus. Liutagen ir zeagen, kurie regeneruoja, atsiprašau, mūsų sugebėjimą gerai matyti. Žinokit, čia yra irgi bomba. Ir toliau, mano mylimiausias ingredientas, tai yra spermidinas. Irgi galima atskirai nusipirkti, ir vaistiniai būna, man atrodo, ir per internetą vieną bonkutę kainuoja 50 eurų mėnesiui. O kas tai yra spermidinas? Kada aš jums pasakoju apie senėjimą, kad tai yra labai rimtas procesas ir kas gali sustabdyti tą procesą, atsimenat, aš jums pasakiau tada, prisiminkit autofagiją. Autofagija, kas tai yra autofagija? Autofagija tai yra šiukšlių surinkimas ir valgymas. Mūsų organizmas, kol jisai jaunas ir taisyklingai maitinasi, sugeba tai daryti. Paskui su amžiumi, kuo daugiau pas mus šiukšlių, tuo mažiau mūsų organizmas jau nenori kažkaip dirbti. Tai autofagija, aš turiu patirties autofagijai, virš 5 metų aš propaguoju, turbūt visi jūs girdėjot, protarpinį badavimą. Protarpinis badavimas būtent tai yra tas procesas, kuris gali inicijuoti autofagiją. Ta prasme, kad aš valgau pavyzdžiui, nuo pietų, nuo 3, nuo 4, pagrindinis mano pietus, pagrindinis maistas, paskui užkandžiauju lengvai ant nakties ir paskui virš 18 valandų aš nevalgau. O tai yra autofagija. Bet čia ne kiekvienas gali daryti, iš tikrųjų. Visų pirmiausia, tam reikia turėti valios, ir būti pakankamai sveikam. Tai va, dabar kiekvienas gali sau leisti su mūsų produktu įjungti autofagijos procesą. O kas tai yra autofagijos procesas? Tai yra atjauninimas. Tiesiog mes galim sau padėti atnaujinti ir atjauninti organizmą, nepirkti brangių papildų iš vaistinių, kadangi mūsų produktai padeda, atstatinėja sugebėjimą gaminti tos labai svarbus kažkokius ten elementus natūraliai. Tai mūsų produktai nepadeda, atstatinėja sugebėjimą pagaminti hialuroną, melatoniną, augimo hormoną, testosteroną ir bla ir daug visko kito. Ir trečias produktas. Mano manimu, tai čia yra mūsų gyvenimo pagrindas, kadangi trečdalį gyvenimo mes miegam, tai jeigu įsivaizduokit, jeigu mes, pavyzdžiui, gyvenom 100 metų, tai 33 metus mes miegam. Čia ir labai daug. O kodėl miegam? Kam reikalingas miegas? Aš manau, kad ne man jums pasakot, kam tas miegas reikalingas. Šitas produktas unikalus. Jisai ne tik tai atstatinėja miego kokybę, bet jisai turi tokių savybių, kuri gali nusiraminti mūsų nervus, subalansuoti hormonus ir dienos metu mes būsim ramus, gražios ir laimingos. Kodėl? Todėl, kad mano mylimiausias produktas yra, ingredientas, tai yra ispanai tarp kitko.
gamina sertifikuotas ingredientas pavadinimas Afron. O Afron tai yra veiklioji medžiaga šafrano. Jūs turbūt žinot, kad būtent Ispanija didžiausia yra šafrano augintojas pasaulyje. Ką Afronas daro? Absoliučiai viską. Nerimas, depresijos, augimo hormono skatinimas, gamyba. Absoliučiai viską, ką mums neduoda ramiai ir normaliai gyventi, tai daro Afronas. Ir dar viena medžiaga, kuri irgi, man asmeniškai tai yra irgi kosmosas kažkoks, kadangi Sunset turi irgi tokią stebuklą, vadinasi L-teanin. L-teanin irgi galima nusipirkti vaistiniai, jokios problemos nėra, bet čia yra tokia L-teanino formulė, kuri skatina dopamino ir serotonino gamybą. Jūs turbūt žinot, kas tai yra. Tai yra tos medžiagos, dėl kurios mūsų, trūkumas tų medžiagų, tai yra depresija ir netgi šizofrenija. Tai va, čia yra natūralus dalykas, kuris gali išspręsti labai daug problemų. Tai va, tai be abejo, jūs turbūt galvojat, toj kaina bus, kaip aš pradėjau jums įvardinti, kad vaistinėje vienas produktas gali kainuoti 40 eurų, kitas 50, trečias 60. Kosmosas iš tikrųjų, tai prisipirktus visus buteliukas, gal tam kaip reikia. Bet aš galiu jūs nustebinti. Vienam mėnesiui Kalangardas kainuoja, aš labai mėgstu taip sakyti, 39 eurai 99 centai. Skaičiuojam. Sunrise vienam mėnesiui 39 eurai 99 centai. Ir paskutinis tas pats 39 eurai 99 centai. Reikia kursą pragerti 4 mėnesiai. Paskui būtinai reikia padaryti pertrauką ir vėl. Viskas paprasta. Nereikia galvoti, kaip sudėti visus tos buteliukas į čemodaną, kaip nepamiršti, ką, kada ir kaip reikia išgerti. Viskas paprasta. Atidarai sašė, labai skanu, tik tai toliau nuo vaikų laikyti reikia. Suvalgys viską, nieko gero nebus. Išgėrei ir pirmin. Ir saulė šviečia, ir viskas gyvenime geriau tada. Viskas. Man atrodo, viską, ką aš norėjau papasakoju, galėjau dar labai daug kalbėti, bet jau liežuvis jau pinasi. Labai atsiprašau už mano lietuvių kalbą, aš tobulėjau.